Sveiki, XFM radio klausytojai, prie mikrofono aš Rokas Simanavičius, o čia gyvųjų šaltinių laida, kaip įprasta XFM eteryje. Kartu skubu priminti, kad tiek šią, tiek kitas XFM eteryje transliuojamas laidas savo patogiu metu galite pasiklausyti ir SoundCloud platformoje xfm.lt bei YouTube kanale suvedę XFM radio stotis. Iš karto ačiū už jūsų palaikymą, ačiū už tai, kad klausote ir sekate mūsų turinį. Aš šiandien gyvųjų šaltinių laidoje kalbuosi su Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonu Holgeriu Len. Sveiki, gyvi. Sveiki. Su gerbiamu Holgeriu aptarsime, kaip ir įprasta šioje laidoje, evangelikų bažnyčių aktualijas, kas aktualiausiai čia įvyko, aptarsime tam tikrus klausimus. Ir, pradėkime turbūt nuo to, kas jau marčiausiai 376 evangelikų reformatų bažnyčios sinodas, sunku gal net ir patikėti, kad jau toks didelis skaičius. Nieko turbūt ir naujo, netikėto, ar ne, nei patiems evangelikams. Raimundas Stankevičius dar vienai kadencijai yra renkamas generaliniu superintendentu, bet turbūt ne čia pagrindinė aktualija buvo šio sinodo, o tai, kad buvo vienbalsiai pritarta Dainiaus Jaudėgio ordinacijai, tai kitaip tariant, jis jau galės pradėti kunigo tarnystę Kauno ir Kėdainių evangelikų parapijose. Kaip šitas įvykis buvo sutiktas, kokie jūsų įspūdžiai iš to? Aišku, džiugiai priimtas, ne vienbalsiai, vienas susilaikė. Bet nereikės patikslinti RFLD. Aš pats dalyvavau. Pas mus retai rinkimai vyksta vienbalsiai, įprastai vienas, kiek balsuoja prieš, susilaiko. Esam mūsų bažnyčios santvarka gan demokratiška ten. Vyko rinkimai į konsistoriją. Tai taip, Dainiaus ordinacija. Čia reikšminga gal dėl to, kad jis buvo, arba yra evangelinio Biblijos instituto absolventas, pirmą kartą EBI absolventas tapo mūsų bažnyčios kunigu. Čia, manau, reikšmingas įvykis ir tai reiškia, kad mes nors evangelikai neturi savo universiteto, arba savo katedros, arba fakulteto čia Lietuvoje, mes tokiu būdu bažnyčios bendradarbiauja. EBI dalininkai yra LEP, evangelinių bažnyčių bendrija, reformatai ir Lietuvos krikščioniškas fondas iš šalių. Taigi bendradarbiaudami mes galim pasirūpinti, kad būtų mūsų bažnyčios dvasininkai. Čia gal šitą vietą ir sustokim, ką apskritai reiškia tai, kad jaunas dvasininkas pradeda tarnystę, nes mes žiūrint ir plačiai, ne tik reformatų ir kitas denominacijas, ar ne, mes matom, kad tų jaunų kunigų, pastorių yra labai mažas skaičius Lietuvoje. Tai didelis įvykis, ar ne? Taip, nors pats Dainius nebe toksai jaunas, aišku, mūsų bažnyčios kontekste visi mes juokaudami sakom, visi iki 50 yra jauni, ir jis yra savo 50-metyje, tam prasme, nebe toks jaunas, bet iš mūsų... Patyręs jaunas kunigas. Taip, be abejo, ten, manau, trūksta bendrai Lietuvoje tarnautojų pas katalikus, į ortodoksus, aš manau, visur yra tas pats iššūkis, kad pilnu etato tokių dvasininkų arba ganytojų per mažai. Tas iššūkis būtent yra, dėl to reikia rengti įvairiai, tame tarpe Biblijos institutą ir plačiai tarnautojus, ne vien tik ordinuotus, bet ir vyresniosius pamokslininkus įvairiose srityse, nes ateityje tie keli ten ordinuoti kunigai, pastorai, jie neišlaikys arba augins tas bažnyčias. Ir apžvelkime ir kitas aktualijas. Janas Veselsas Lietuvoje lankėsi gegužės pabaigoje. Nežinau, ar reikėtų džiaugtis ar liūdėti dėl to, kad retas turbūt evangelikas galėtų pasakyti, kad ką apskritai daro Europos evangelinis alijansas, dar turbūt retesnis, kuris galėtų pasakyti, kad Janas Veselsas yra tas generalinis sekretorius. Čia turbūt jau kitos yra kitos dėl to susijusios temos, bet
Šiek tiek apie to vizito aplinkybės. Na, tie, kas girdėjo, tai girdėjo, buvo ir tekstinė publikacija, ir Bernardinė LT, ir kitoje krikščioniško žiniasklaidoje su būtent Janu Veselsu, jis buvo apsilankęs ir XFM studijoje. Na ir viena jo minčių, ten šiaip interviu tikrai įdomus, kas nori, gali susirasti ir XFM radijos stoties, YouTube kanale ir SoundCloud'e. Ir viena iš jo minčių buvo, kad na, jis į Lietuvą atvyko su tą mintim įsiaiškinti, kodėlgi Lietuvoje nėra Europos, kodėl Lietuva neturi savo evangelinio alijanso, ar ne? Jo, tai buvo pasakyti žodžiai. Tai jūsų nuomonė, ar jis gavo tą atsakymą? Kodėl neturi Lietuva evangelinio alijanso? Čia, sunku pasakyti, ne? Bet gal pradžioj, ne? Jis, tikrai norėčiau, jis visai joks popiežius visų pirma. Taip, bet jis turi kolegę, kandidatą iš Portugalijos, ji yra irgi generalinė sekretorė, ten du žmonės, ten vyras, moteris, jis jokio galo neturi, jis reprezentuoja, jis koordinuoja veiklą, jis jokio ypatingo galo ir tuo labiau šalims atskiroms neturi. Jis atėjo kaip draugas, kaip Europos alijanso atstovas, nes jie tiesiog matė, kad yra tik kelios šalis Europoje be tokios organizacijos, be tokio alijanso ir tiesiog gavosi taip, kad jis susisiekė su manimi, jis vienos Niderlandų reformatų pastorius, reformatų bažnyčios vienos ir organizavom tą kelionę, jis susipažino su bendrai situacija čia Lietuvoje, su bažnyčios kontekstu, įvyko daug susitikimų ir Klaipėdoje, Kaune, čia Vilniuje. Ta prasme, manau, jam buvo naudinga. Kodėl nėra alijanso? Čia vėlgi platus klausimas bendrai. Nekam čia nepaslaptis, kad krikščionių ir bažnyčių bendradarbiavimas arba bendrystė čia Lietuvoje, jeigu lyginam su kitom šalim, yra, kaip čia pasakyti, tokia neintensyvi. Mes neturim ir čia tai stebina užsieniečius visus, kad neturim Lietuvos bažnyčių tarybos arba kažką panašaus, kur sėdėtų ir katalikai, ortodoksai, protestantai. To neturim, tokios platesnio ekumenizmo organizacijos ir protestantai tarpusavyje, evangelikai irgi čia nieko neturi. Iš dalies tai be abejo, sovietmečio paveldas, kad sovietmetyje visos bažnyčios turėjo visų pirma pačios išlikti, rūpintis savimi, kad išliktų. Nors tada ir buvo tam tikras ekumenizmas ir tarp liuteronų, baptistų ir sekmininkų įvyko, tie tikintieji tais laikais asmeniškai, tie pastorai, bažnyčios vadovai pažinojo vienas kitą, bendravo, padėjo vienas kitą, bet aišku, bažnyčios ir teisiškai Sovietų Sąjungoje negalėjo intensyviai bendradarbiauti. Tai buvo, aišku, nebuvo leidžiama. Reikia atskirai ir sovietų tikslas buvo mes naikinam vieną bažnyčią po kitą. Jokių būdų tos bažnyčios negali jungtis. Ir aišku, iš to laikmečio, čia būtų mano paaiškinimas, ir tą Janas pastebėjo ir tarp tų bažnyčių lyderų paveldėtas tam gan didelis nepasitikėjimas vieni kitais. Tas vis tą yra, ten pokalbiai parodė. Vieni bijo iš evangelikų, kad kiti evangelikai yra per daug antikatalikiški. Kiti bijo, kad kai kurie evangelikai yra per daug prokatalikiški. Ir mano jo išvada buvo, kad reikėtų tiesiog daugiau bendrauti iš vis, kalbėtis ir mes matytum, kad pavyzdžiui, mes bažnyčių pastorai, lyderiai turi daug stereotipų viens apie kitą ir tie stereotipai
kaip jos mažinti, reikia kalbėtis, kaip mes dabar kalbamės, reikia apie savo pažiūrą, tiesiog bendrauti. Bet tų bendravimo kontekstų turim gan mažai. Šiuo atveju galėtų tam tikra organizacijos, alijansas, Lietuvos bažnyčių taryba, kaip tokios platformos galėtų padėti. Formatai, kur žmonės galėtų susitikti reguliariai ir tiesiog apie įvairūs dalykus šnekėti, elementariai šnekėti. Tyla, arba nekalbėjimas su kitais visada gimdo nepasitikėjimą, įtarumą. Turbūt kitas taip ir taip daro, jie galvoja, bet gal reikėtų visų pirma išsiaiškinti, kaip žmogus tikrai galvoja. Taip reikia bendrauti tarp katalikų ir protestantų, kad išsiaiškintume tarpusavyje, ką tu iš tikrųjų galvoji. To trūksta, aišku, evangelikams tarpusavyje. Trumpa pertraukėlė, po kurios evangelinių bažnyčių aktualijas aptarsime su Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonu Holgeriu Lehn. Čia Gyvų šaltinių laida XFM eteryje, laida, kuria apžvelgia evangelinių bažnyčių aktualijas. Šiandien studijoje svečiuojasi Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas Holgeris Lehn. Aptarėme svarbiausius klausimus pastarųjų mėnesių Lietuvos ir ne tik krikščioniškame pasaulyje. Kalbame dabar apie Europos evangelinio alijanso generalinio sekretoriaus Jano Veselso vizitą Lietuvoje, čia įvykusiai gegužės pabaigoje. Aš dar norėjau atkreipti dėmesį, Holgeris turbūt vis tiek to vizito metu visada buvo šalia, daug padėjo turbūt ir tų susitikimų, kad jie tikrai įvyktų, šiek tiek dėl pačio pasirinkto koncepto. Tie, kas pamena 5 metų bėgį, Lietuvoje buvo ir pasaulinio evangelinio alijanso generalinis sekretorius, tuometinis Tomas Šermacheris, ir aš pamenu, kad tuo metu tas susitikimas buvo labai paprastas. Tiesiog tai buvo pasirinkta viena vieta, susirinko pastoriai, kuriems ten maždaug aktualu, ką ten Tomas Šermacheris pasakys, jų ten buvo turbūt ant rankų pirštų galima suskaičiuoti. Turbūt tai irgi parodė tam tikrą susidomėjimą alijanso temai Lietuvoje. Šiuo atveju Janas Veselsas, nežinau, ar su jūsų pagalba, ar pats nusprendė akis į akį tuos pokalbius turėti. Čia jo buvo paties toks sumanymas, kad pasikalbėti su visų bažnyčių lyderiais asmeniškai, ar čia jūs patirėt? Aišku, buvo tai jo sumanymas ir taip pat mano. Čia reikia, kadangi jis joks čia popiežius, jis niekam nenurodinėja ir kas tada lieka, reikia bendrauti, kalbėtis, viskas su ne apie kitus, bet su kitais. Tomo Šermachero tada vizitas, jis buvo toks, ekspromptinis, jis tada visų pirma norėjo su katalikais, su nuncijum bendrauti, tas formatas nebuvo toks, aš sakyčiau, vykęs. Janas, jis norėjo su evangelikais bendrauti, aš jam padėjau tą organizuoti, aš su jo nebuvau ne Klaipėdoje, ne Kaune, tik Vilniuje, nes jam pačiam Klaipėdoje Saulius Karosas iš miestų bažnyčios labiau ten koordinavo viską. Kaune jis buvo susitikęs su baptistais, su sekmininkais, dėja nelabai, su viskupu nepavyko nelabai. Čia mes, nes jis vis dėlto buvo tai buvo kelios dienos, netrumpai, bet bendrai su liuteronų viskupu, su laisvųjų krikščionių atstovės miestų bažnyčių, baptistai, su reformatais, praktiškai išganimo armija Klaipėdoje dalyvavo pastorių pusryčiuose. Vis dėlto pavyko per kelias dienas organizuoti susitikimus su plačiu spektru evangelikų bažnyčių atstovai. Manau, tai tikrai buvo naudinga ir padėjo ir Lietuvos žmonėms ir jam pačiam. Tik šiuo atveju, nežinau, keista ar kažkaip tiesiog kitaip reikėtų apibūdinti, kad nepavyko susitikimas su sekmininkais, nes Lietuvos sekmininkai vis dėlto įvardyjami kaip tie evangelinio alijanso idėjos tokie plėtotojai, bent jau pirminiai, tuometinių vyskupų priešaky.
Tai vis dėlto kiek sekmininkų indėlis, šitam alijanso kūrimos etape, pavadinkim taip, yra reikšmingas. Sunku pasakyti, vėlgi, čia aš tą nesureiksminčiau, ten Rimantas Kupstys, buvęs vyskupas, jis tuo metu sirgo, negalėjo, organizavom čia vieną susitikimą čia Vilniuje, bet būtent gegužės 1 dieną, aišku, ta diena irgi daugam nepatinka, aber netinka, ir taip toliau, vėlgi, ten nereikia, nenorėjom, aber taip ir gavosi, ką čia mes negalim viską. Ar yra svarbu, kas dabar imsis, to kažkuria prasme, nežinau, lyderio, to vienytojo vaidmens Lietuvoje, akivaizdu, kad jo kol kas turbūt kaip ir nelabai yra, nežinau, gal čia reformatų bažnyčiai dabar kažkuria prasme signalas. Ja, vėlgi, sudėtinga, taip yra mūsų evangeliškų bažnyčių bruožas, toje čia tam tikras, pabrėžiu, ir ortodokso, bet ir visų pirma Romos katalikų privalumas, kad ten yra aišku, kas duoda kokią hierarchiją ir koks pavaldumas ir kas kam įsako. Čia pas evangelikus yra didelė įvairovė ir tai iššūkis mums ir pas mus nėra jokio popiežiaus ir šefų visų bažnyčių, dėl to turim susitarti. Tai yra iššūkis ir tam būtent alijansas gali būti katalizatorius, aber platforma tam tikras pagrindas, ant kojos susitinkame. Ir viskas galų gale nuo žmonių priklauso. Kalbant apie reformatus, taip, į mūsų bažnyčią daug kas žiūri, kadangi mūsų statusas, kartu su liuteronais yra ypatingas, tradicinė religija. Ja, minėjau tą mūsų bažnyčios istoriją ilgą, nuo 16 amžiaus vidurio. Taigi turim tam tikrą statusą, esam gal labiau matoma bažnyčia negu kitos, vis dėlto mes irgi esam silpna, maža, mums irgi trūksta resursų, daug laiko neturim ir šita problema mus visus persekioja. Ten kas turi daug laisvo laiko iš evangelikų ganytojų, aš nežinau, visi užsiimam angliškai multitasking, darom daugybę darbų bet iš tikrųjų taip, mes, mano bažnyčia reformatai, mes esam savotiška grandis tarp netradicinių ir kitų tradicinių. Mes turim bendrystę, aber sutarimą su LEP, su evangeliniam bažnyčiom dėl teologijos pagrindų. Turim su jais Dievo stalo ir sakyklos bendrystę nuo 23 metų. Tradicinė su netradicinė, kas yra gan reikšminga. Bendradarbiaujam Biblijos institutu kartu. Taigi mes esam jau įpratę su kitom bažnyčiom, aber jų atstovais bendradarbiauti, nors irgi galėtum dar labiau tą išvystyti. Bet mes turim seną sutarimą su liuteronais, Sandomiro sutarimą nuo 16 amžiaus pabaigos, taigi mes bendraujame su katalikais ir ortodoksais. Taigi iš tikrųjų turbūt teks reformatams priimti tam, rodyti tam tikrą iniciatyvą. Bet vėlgi, čia yra procesas, ir reikia dirbti kartu. Mes gali rodyti iniciatyvą iš laisvųjų krikščionių, iš miestų bažnyčios, iš sekmininkų. Čia būtų gerai, jeigu susiformuotų tokia iniciatyvinė grupė kažkokia iš įvairių bažnyčių, kuri šitą vežimą šiek tiek pradėtų reikia pirmą gaminti ir tempti šitą vežimą. Bet reformatų bažnyčios sinodė nebuvo šitas klausimas paliestas? Ne, buvo toks rinkiminis sinodas ir maniškai sakytų, reikia tą klausimą paruošti. Bet
kol kas mes, mes kalbam su kitais, su pastorais, su kitų bažnyčių. Reikia visų pirma kalbėtis. Čia yra pagrindas. Nereikia nuo viršaus nuleisti tam tikrą sprendimą. Reikia bendrauti, bendruomenėms reikia bendrauti. Na, kad, sakykim, to dar trūksta, kad pastorai, maža šalis, mes evangelikai, mes pažįstam vienas kitą, bet pačių bendruomenių narų bendrystė. Galėtų būti daugiau bendrų pamaldų. Tarp liuteronų ir reformatų, tarp mūsų reformatų ir evangelinių bažnyčių. Pavyzdžiui, vienas tik pavyzdys, ką Lietuvos krikščionių studentų bendrija mes rengiam dabar jau 3 arba 4 metai iš eilės rugsėjo mėnesį bendros pamaldos studentams mokslo metų pradžioj. Kiek čia Vilniuje, Kaune, įvairiose, kiekvieną kartą skirtingoje evangelikų bažnyčioje, bet dalyvauja tose pamaldose ir ganytojai iš kitų bažnyčių, šlovintojai. Tokios proginės bendros pamaldos. Nes pas katalikus yra mišios studentams mokslo metų pradžioj, ten viskas aišku, formatas yra mišios, pas evangelikus, kažkokios pamaldos. Dažniausiai antroje pusėje būna krikščionių vienybės savaitė, kur vyksta bendros pamaldos, bet turbūt savaitės neužtenka. Taip, bet tos vienybės savaitė, taip, katalikams tai ne. Be mišių aukos, tai ta prasme netikros pamaldos, tai kažkoks, vėlgi, šiek tiek kritiškai, kažkoks renginys. Nes esminių dalykų katalikams ir ortodoksams tada trūksta. Mišių aukos nėra, nes tam neturim pagrindo. Šitas yra, mokslo metų pradžioje, tokių dalykų tarp evangelikų galėtų būti žymiai daugiau tikros bendros pamaldos. Ir su kai kuriais mes reformatai turime bendrą, galim kartu švęsti viešpaties vakarienę. Čia mes turėtum mes turim daug bendrų dalykų, bet to nerodom, arba nedarom. Mes galėtum daugiau dalykų, daug kartu daryti ir tiesiog daryti. Trumpas atokvėpis, po jo sugrįšime. XFM. Radijas gyvenimui. Grįžtame į XFM studiją, kur kalbame su Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonu Holgeriu Laen. Baigiant tą galutinę alijanso temą, tai aš kaip suprantu, evangelikai reformatai vis dėlto sutiktų dabar šiek tiek pajudinti, pavadinkim, tos vandenis, ar ne, tą temą vėl truputėlį iškelt, padaryti matomesnę, nes paskutinį kartą aš dar net pasikėliau ir archyvus, mes 20 metais berods tą temą ėmėm, kai buvo nurodyta, kad, alijansas yra įstrigęs, liaudiškai tariant, biurokratiniuose reikuluose. Tuomet buvo nusakyta, kad, kaip ir vokiškas evangelinio alijanso modelis Lietuvai tinkamas ir turbūt tuo diskusija tada ir baigėsi. Tai dabar aš kaip suprantu, jūs, bent jau jūs pats matytumėt galimybę, kad būtent reformatai galėtų startą duoti. Aš turiu čia, aišku, atsakę kalbėti, nes aš bažnyčios vardu, čia dabar aš negaliu kalbėti. Bet jūs pats matytumėte tame? Be abejo, mes bendrai pritarėm. Mes, kaip jau sakiau, mes esam jau pagal mūsų veiklą, dalyvaujam EBI. Turim tos sutarimus su keliom, čia gan unikalu. Mes turime su viena netradicinė ir su kita tradicinė pagal bažnyčios teisės sutarimą. Čia gan svarbus faktas. Tai toks faktas ir mūsų senas, tradicinis noras bendradarbiauti, bet ir su tam tikram kontekste su katalikais. Aš tam pačiam spalio pradžioje konferencijoje Kaune aš pats dalyvausiu, rodydamas ženklą, kad mes turim ir bendrą tikėjimą tam tikrą su katalikais ortodoksais. Taip, esam pasirengę, bet to jokių sprendimų nėra ir visų pirma, nereikia tų įvairių bažnyčių oficialių sprendimų, reikia dirbti kartu,
neformaliam lygmenyje be pozityvos vizijos. Ne? Mes turim suprasti, kas mus vienyje, kokie pagal mūsų supratimą Evangelija. Kelios geros knygos verčiamos, kurios gal padeda Anglijos teologo protestanto Michael Reeves, Gospel People, Evangelijos žmonės, nes tai yra pagal mūsų supratimą evangelikai visų pirma yra Evangelijos žmonės. Tai yra tokia vizija galėtų mus suvienyti. Šitą knygą verčiama kitą, ką tik sužinojo Michael Reeveso knygą apie trejybę verčiama. Taigi tokia bendra teologija, tokie kertiniai teologijos teiginiai turės mus vienyti, kad mes evangelikai turėtum ir tą subrandinti ir formuluoti tokią bendrą teologinę evangelistinę viziją. Nes tik bendra pozityvi vizija mus vienys, ne antikatalikiškumas arba kažkas kitas, bet tokia vizija bus savaime, bus mūsų evangelikų vizija, ne ortodoksų, ne katalikų, bet visų pirma pozityvi, nes tik kas yra pozityvu traukia. Jūs čia įvardijo daug tų problemų, evangelikų tarpe, kuriems jau kalbamos metai iš metų, ką paminėjote, ir įtarumas, nepasitikėjimas vieni kitais, tai nėra nauji dalykai ir daugelis apie tai žino, galbūt garsiai nėra linkę apie tai kalbėti ir kiti reikalai, bet Jano Veselso, Tomo Širmacherio dviejų, pakankamai reikšmingų evangelikų asmenybių vizitai Lietuvoje, kas tuo metu ir Širmacherio vizitas prieš kažkiek metų atrodė kaip visiškai netikėta, kad dėl procento evangelikų, mes man atrodo dar tada kalbėjom, kad tuometinis pasaulinio Evangelijos alijanso generalinis sekretorius atvyks į Lietuvą, bet jis atvyko. Bet ar tie vizitai, jaučiat, kad kažkokią įtaką daro? Taip, aš suprantu, jūs dar sakot ir aiškiai akcentuoti mūsų pokalbį. Jie nėra popiežius, čia nėra tas pats atitikmuo, bet tai yra svarbios figūros. Ir vis tiek turbūt, ir evangelikų pastorius Lietuvoje, jisai sureaguoja, kad kažkam rūpi, kodėl Lietuvoje nėra evangelikų alijanso. Tai turi kažkokią įtaką, ar ne? Taip, aš manau, ten jo vizitas buvo naudingas. Jo visų pirma dėl asmeninių santykių. Yra vienas dalykas kalbėti apie Europos evangelikų alijansą, kažkokį vienetą ten, kažkur, kažką ir visai kas kita susitikti su žmogumi, tiesiogiai bendrauti, išgirsti iš jo, tai čia labai vertinga, čia kalbam apie bendrystę. Tai mūsų alijansų veikla būtų paremta bendrystė. Organizacija yra tik kabutėse, tikslas kažkokiam tikslui, būti katalizatorius bendrystės stiprinimui. Manau, Janas, jis dabar žymiai geriau supranta, koks čia Lietuvos kontekstas, jis gavo labai daug informacijos, daug pokalbių, labai daug, ir atvirkščiai žmonės matė tikrą žmogų iš tikros bažnyčios, girdėjom apie alijanso veiklą ir taip toliau, tai savaime yra gėris ir manau savaime yra naudinga, kur pasitikėjimo kontekstą. Čia tas pasitikėjimas tik auga, jeigu mes bendraujam. O Janas pats tarpininko kažkokiu planuoja būti ir išgirdęs, kalbėjęs su įvairių bažnyčių lyderiais, jisai mato savo perspektyvą dar kartą grįžti į Lietuvą? Taip, jis pasiruošęs bet kada ten vėl atvažiuoti padėti, čia toks jo darbas. Jis ne tam, kad užimtų kažkokį postą ir ten sėdėti ir nurodinėti visiems, jis tam yra, kad padėtų, paremtų, paragintų įvairiais būdais. Toks jo, to jis būtent nėra, sakykime, jis nepaskyrė, kaip popiežius paskyrė vyskupus ir taip toliau, jis yra bendravimui ir viskas. Dabar dar vienas kūrinys iš XFM grojaraščio, po kurio sugrįšime jau į paskutinę laidos dalį.
Aktualiausius Lietuvos evangelikams klausimus aptarėme draugė su Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonu Holgeriu Len. Dar viena paskutinė turbūt tema, kurią aš norėjau šį kartą su jumis aptart. Nuo gegužės veiklą Lietuvoje pradėjo 45-oji šarvuotojų Vokietijos brigada. Jinai laikinai perleidžiama Lietuvos kariuomenės infrastruktūra Nemenčinėje ir Rokantiškėse. Daug kalbama apie Vokietijos karių atvykimą į Lietuvą, kalbama ir apie tai, kad vokiečių kalbos labiau reikės Lietuvoje. Bet nemažesnis klausimas evangeliniam kontekste, tai kad atvyksta šalies, kurioje protestantų ir katalikų santykis yra pakankamai tolygus, ar ne? Nėra taip, kad kaip Lietuvoje katalikai labai daug procentų turi žmonių, o protestantų mažai. Čia daug maž yra apylygis tas santykis, tai tikėtina, kad ir tarp tų karių nemažai bus protestantų, kurie į Lietuvą atvyksta. Ir vasarį jūs dar turėjot, jeigu gerai radau, evangelikų reformatų būtent bažnyčioje susitikimą su Lietuvoje dislokuojamos Vokietijos karių brigados karo kapelionu. Kaip tas susitikimas praėjo ir kaip apskritai tas vokiečių karių sielovados klausimas, kaip jis dabar atrodo? Reikia pabrėžti, kad jie, tie mano tautiečiai, vokiečiai, ta brigada, jie gyvena tam tikrą prasme atskiram pasaulyje. Ne? Bet jau žinai, kad Lietuvoje jie turi didelį įtaką, vis tiek skaitot ir spaudą. Taip, bet jie patys, jie kaip, jie gyvens labiau savo saloje, nes viską turės, jie savo kapelonus, kol kas vienas kapelonas keičiasi, dabar tas protestant evangelikas jau išvažiavo, dabar turėtų būti dabar jau katalikas kapelonas, bet ateityje aišku bus abiem konfesijom bus kapelonai, yra jau komanda, ir su to vienas to kapelonato komandų narys tas Valdemar, pats nedvasininkas, jis liks čia ilgai, aš su juo bendrauju, mes susitinkam, jis toks kontaktinis asmo, jis moka rusų kalbą. Kol kas tų sąlyčių per daug nėra, nes jie gyvena, ta kapelonai veikia savo tarpe ir aišku, jiems įdomu, kas čia dedasi Lietuvoje, bet kol kas ten jie rūpinasi savimi, nes jie reikia žiūrėti, kad iki 27 metų visas jie tam augimo procese, tai su daug tų iššūkių jiems mes atviri bendradarbiauti ir gal bus kada nors ateityje pas mus pamaldos vokiečių kalba. Ta patį norėjau kaip tik klausti. Ar yra tokios galimybės? Gal vokiečių kalba Lietuvos evangelinėse bažnyčiose labiau paplis, nes atvyksta žmonės, kuriems jau nereikia pristatyti, kas yra evangelinis tikėjimas. Taip, bet vėlgi, jie gyvena atskiram savo pasaulyje, jie tarnaus kurį laiką, aišku, kada gyvens čia, kad su šeimom ten bus tam tikras įsiliejimas į Lietuvos visuomenę. Bet į Lietuvos bažnyčių gyvenimus tai kažkaip neturėtų įtakos padaryti, ar ne? Didelis įtakos turbūt neturės, nes jie dabar jau, jie užėmė tą. Čia norėjau klausti, Lietuvos pastoriams laikas vokiškai pradėti mokytis? Šiaip Lietuvos valdžios žmonėms reikia gal mokytis, nes pats tas Valdemaras, jis pasiskundė, kad tas dėmesys iš ministerijos, iš Lietuvos bendrai kalbant valdžios institucijų, jis nėra per didelis. Kadangi procesas vyksta, viskas tik pradžia, jie vienybiški. Jis taip sakė, neturi rūpintis savimi ir taip toliau, ir jiems niekas ne per daug neaiškina, kas čia vyksta Lietuvoje, kokios organizacijos, kokia istorija ir taip toliau. Čia, aišku, galėtų būti krikščionių bažnyčių indėlis, tiesiog irgi su tais karais bendrauti, apšviesti, kas čia vyksta Lietuvoje. Nes nemanykim, kad jie kažkoks ministerijos atstovas jiems tą paaiškintų. Taip nevyksta. Taip nėra. Dėl to jie nori bendrauti, nori įvairiuose kontekstuose bendrauti, jie gali bažnyčiose
tas gali būti naudinga, bus gal vienas kitas ateityje bus jų daug, tada bus vienas kitas baptistas, ir sekmininkas, ir liuteronas, ir taip toliau, ir tada teks ir gal tiems Lietuvos, Vilniaus, Kauno sekmininkams, baptistams, liuteronams, reformatams su tais irgi asmeniškai bendrauti. Šiek tiek dėl tos pačios dar karių sielovados, na irgi, gal mes čia taip per daug akcentuojame, kaip atrodo ta karių sielovada, ar jinai skiriasi kuo nors nuo tų paprastų žmonių sielovados, ar tiesiog tai pastorius, kuris su jais bendrauja, nežinau, turi labiau ir tuos karinius dalykus išmanyti, nes vis tiek reikia atsižvelgti, kokiam kontekste tie žmonės, vis tiek ginklai, ta geopolitinė situacija, yra kažkokia atskira specifika, šito klausimo. Pats nesu kapelonas, niekada netarnavau armijoje. Bet kaip įsivaizduotumėt, gal tą sielovadą taip reikėtų klausti? Jie turi paskirtą psichologą, jau dabar čia turi, jie turi kapeloną, jie sprendžia tokius labai paprastus bendražmogiškus klausimus, kaip tas buvęs jau, kuris dėja jis jau išvažiavo, tas Erikas, ten tas evangelikų kapelonas, jis buvo, atrodo, gan mylimas, kad su savo psichologinėm problemom pas jį atėjo, ne pas psichologą, ne, kad vyksta tokios varžybos, ten atrodo, kad tarp kapelono ir psichologo ten žmonės gyvena užsienyje, toli nuo šeimos, ten visokie iššūkiai ir, nežinau, dvasiniai klausimai, sunku man spręsti. Čia kartu kol kas tie kapelonai yra atsakingi už, kadangi tų karų nėra tiek daug, už, tas Valdemaras sakė, už santykį su nevyriausybinėm organizacijom ir taip toliau, jų veikla gan plati, ne vien tik sielovada, nes ten nedirba vien tik dvasininkai, bet ir ta komanda yra didesnė. Jie, už įvairius santykius jie atsakingi. Bet vėlgi, reikėtų iš to kapelonato pakviesti žmogų, aš per daug informacijos aš irgi neturiu. Šiaip palėtėt gerą turbūt kitą klausimą tarp kunigo ir psichologo, ar pastorius ir psichologų, kad dabar tie klausimai, tarytum, žmogus kartais nežino, pas ką kreiptis, ar ne, kiek gali dvasininkas padėti, kur jau čia psichologą reikia kreiptis. Ir tie klausimai dabar jau persipinę atrodo. Taip. Ir šiuolaikiniams ir dvasininkams smarkiai reikia ir psichologiniais klausimais dirbti, kad galėtum lygiaverčiai žmogui atsakyti jo šauksmą, kai jis ateina kažkokio pokalbio. Taip. Matot, ar ne? Gerai, ties to turbūt ir šiandien pabaigsim. Ačiū Jums, Holgeri, kad skyrėt laiko. Tai buvo Gyvųjų šaltinių laida skirta aptarti evangelinių bažnyčių aktualijas Lietuvoje, šį kartą ir ne tik, už jos ribų. Apžvelgėm apskritai krikščioniškas aktualijas. Holgeris Lehen, Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas, šiandien lankėsi pas mus studijoje. Skubu priminti, kad Gyvų šaltinių, kaip ir kitas XFM eteryje transliuojamas laidas, savo patogiu metu galite rasti apsilankę mūsų radijo namuose, SoundCloud platformoje xfm.lt paieškos langelėje suvedę arba YouTube kanale XFM radijos stotis. Laidą vedžiau Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.